diena. O, sveiki. Kur buvot? Dingę? Atsimenat Rekyvas, pelkės? Va ten kažkur. Kitą vietą. Buvom čia. O mes šiandien, kai prisižiūrėjom Rekyvoj gerų vietų, tai dabar bandom atsiminti, kur yra. Žvejybai. Žvejybai, tai viena iš tų gražesnė tokia. Kur patogiau būtų. O tu bandys darai toliau? Aš bišką paeisiu tam, pažvilgteli tą ir dar kas. Nu, Valdis nueis pažiūrėti be daiktų, tada pratęsime. Einu patikrinti, bet pirmą reikia, žinai ką? Geras da. Tai radau, jaučiu, taip manau, kad geresnę vietą. Einu švogeris sakyti, ateik, ateik. O, vietelė. Tai po medžiais, jeigu lytų. Gerą atsiminėm. Gerą. Gerą. Tam tas, kur sakėjai, saliuks, man atrodo, va ten. Dar bus toliau, aha. Bet tam apie atviriau, o čia tokia po medžiai. Tai dabar ko čia nežinom? Nežinom nei gylę, nei kelmų ar yra ar nėra. Šiaip turiu ir dugninė ir plūdinė, bet... Aš irgi tokia pasiėmė. Tokia užmesa. Čia matai nebėra turi, nes ten tiek, kai buvo jau palei lauką, kai jie... Bet prieš pradedant žiūrėti, norim padėkoti. Komentatoriam jau labai daug matytų veidų, matau ant komentarų. Te patys jis parašo, maladėt. Tai laikas spaudžiantiem, kontribį, YouTube nariam, žodžiu, visiems ačiū. Visiems, kas prisijungėt prie palaikymo. O mes ruošiamės meškerės, žiūram, kaip barzdas supintas ant meškerių. Nieka nebus, bus gerai, pamatysi. Nu, buvo pirmi darbai, tai turėjom stogą, jau jeigu ir lytų, matos dangus ten antai parein, jeigu ir lytų, tus va, tam 5 biški čiuks žemyn paleidom, vieną pusę antrą ir iš bėdos dviesiai lysam. O miegot Valdis ruošęs hamakį, tai čia man vienam vietos parakis. Dabar nežinau, kaip man tam bus, aš palaikyk tą. Kiek čia reikia atleistą, ko čia padaryti. Kalnas tokia bus. Ai, sunkiai pradžia. Laimikis. Šiaip viską susimėtėm, bet maišomės viens kitam. Čia virš galvos matos va, medžio. Tai susimėtėmo biški reikalų. Kas yra blogai, tai nėra gylė. Apie metras. Bandėme toliau ir arčiau, ir dobikių ieškoti, ir apie metras gylė. Tai su dugninė šiek tiek toliau išeina užmesti. Nu, kibimai. Iš visą per pilvą. O taip mokat? Aš irgi nemokiau. Darau nuotrauką, kad būtų ką uždėti ant, YouTube pradžias.
Bėga škirta, čiut ne per 4 meškerės. Ne, mes babai. Čiut ne per 4 meškerės. Tai per pilvą. Graudelį. Tai kukurūzas geriau pasiteisina negu valdelės lieks. Kaip jau supratau. Plium. Plium. Babai. Aš jeigu ką irgi kukurūzą perdėjau viską jau. Pusė 8. Išalko. Ką duosi dėdėm? Tu ne, baba, negausi. Tu dabar ne. Ne. Tokį vieną. Tas atrodo neblogas. Vieną tokį. Dabar reikia keliuką. Au. Čia yra iš Vogerkas, ne? Nu, Švedija, linkėjimai. Linkėjimai. Dėkui už vakarienį. Tai pabandysime. Pasišildysim ir vieną. Čia bus kažkokios daržovės su kukuliukais, o čia bus čili kažkoks su ryžiais. Karinė. Karis kažkoks turbūt. Tai jo. Kol kas išalkom. Tai užkandam šiuo tuon greičia. Tiksliau čia neužkandam, o nuo to privalgom, nes jau 1 kartą, 2 kartus esam ragavę, tai prisikerti. Einam šildyti. Visai greit užvirė, praėjo gal 5 minutės. Nu, su dujom taip nesam pasiekę greitai. Žiauriai greit. Mano tas jau irgi šyla nuo to. Žinai, ką reikia šiandien dabar? Reikia būtinai. Bus kaip praeitą kartą, kad su Prieskoniu. Su prieskoniu suvariai. Nu. Čia tu. Iki kur reikia? Matai, linėjai. Iki čia? Kaip atrodo? Bulba. Nem. Prašom. Vanduo šilts, jau galiu tiesiog į vandenį taip pliukšti. Ir pašilts, manau, ne? Irgi palauksiu 10 minučių. Padedėm to. Kol kas, verdantis vanduo, tai nėra tolka. Gal taip greitai šilo. Koks 10 minučių. Ne, praėjėmus. Kada vandenį tik uždėjom. Geras dalyks. Ir dabar iš po pirmo degimo matau, čia tas yra iš Kinijos tas padėkliuks. Tai atrodo kol kas nesiraita. Yra Titanium. Rašo čia titanium. Bet velnžina, kas čia yra. Tai va, laukom. Dabar jau laukom, kol sušils, valgyt noriu, paeisim.
žiūrėk, kas buvo. Kas buvo? Šauks išdygai. Dėl to ir reikia palaukti 10 minučių jaučiu. Viskas. Masliunkė. Mana tai karštas. Labai karštas. Aš maišau. Tai kol šilą prasimėtė meškė reikės. Lauksam naujų aukų. Šiaip buvo jau apiestas. Nes čia kol verdi, kol kepi. Oi, čia su pupytėm. Paro. Su pupytėm, su ryžiais. Geras. Kvaps irgi neblogs. Nurajojam. Čin. Mana tai geras. Tas irgi geras. Parodyk savo. Kas čia vėl bulbių koša? Nu, čia kas? Aštrumuką jaučias tavo tam? Čia skaniai sumaišius būtų, jaučiu bendrą. Tak tu, susimaišys pilvę, man Aš atrodo. pilvę pamaišysiu biškida. Biški tuo. Tas ir tas geras. Geras. Bet žinot, kas da? Nebesulaukiam pasiūlymų, kur apeit galėtų su valdžiu. Kažkai baigęs, nu. Noriam kokį pasiūlymą, kad būtų, kaip Paršežerį buvo, va, kaip Prekyva, kad pelkių būtų, kad seną gerą taką, kad būtų gražus, sens. Kur nieks jau nebein. Ne, mums tokie patinka. Tai jeigu dar kas nors žino tokį panašų, parašykit. Nes ką, baigam valgyti, einam žuvų gaudyti. Tai žodžiu, reikaliukų buvo Sočiai. Čia su dronu skrendu, kažkas dujom smird. Žiūriu, kas smird, žiūriu prožektorių susidegęs, kuprinį pradegina. Toliau skrendu, vis tiek dujom smird. Pasirodo kažkur kupriniai, bet taip smarčiai davė. Maniuką paperdi, bet sakau, ne tas kvaps. Ir dar žvejojam, skrendam, žvejojam, dujas leida. Užkiba. Užkiba, šoku traukti per nugarą. Diemų kamera įsikrovus, tai nežinau, ar ten nusifilmavo, nenusifilmavo, žodžiu. Geras toks buvo, nugarinis užkibimas. Netrūksta veiksmo šiandien. Ir ką veikti. Atrodo, va savaitį praėjai, nebemokam filmuoti. Ir vėl kibimas. Taip. Viskas nuotaika atsirado. Kibimai vėl iš naujo. Tai kol dugninį suviniau. Čia jau plūdi, čia dugninį. Tik tai plakiai. Na, didesniai negu sprendis. Na, o, valdžiu pipti. Girdėt? Čia, kur ta dugninė, yra 3 slekai, tokie nemaži slekai. O daugiau visas 3 kukurūzai jaučia, ne? Nu, teisingai. Kukurūzioka. Ir kažkaip ant vakarą kimba. Timtelėjo, nieko. Taip sakau, kaip ir nelabai kim, bet, nu, 10 minučių 15 kibimas, 10-15 minučių kibimas. Norėtos aišku didesnį, bet įkaipį. Pereinam į naktinį režimą. Aš visada pakramtau, ką geriau šviestų. Tai pakeičiau kamerą į režimą, pasikeitų plūdį režimą. O dugninį kaip ir girdu, jau irgi reiktų permesti. Kelis kartus kiba. Čia telefonu šnekėjau, nebuvo kada nufilmuoti.
kibimų buvo da. Tai gal į vakarą kas nors rimtesnė užeis. Ką mes šitoj? Babačka, da vieną negam. O, žuvelė. Tai tau. Ir dar zilką pagavau savo. Visai gerai. Kaip tokios, kad ta viena batarika veiks kur neišbėgus. Raudelė. 10 valandų. Tai praskridom dar su droneliu. Pažiūrėkit. Šviesums buvo toks. Nu, per droną, kaip žiūrėjau, buvo gerokai šviesiau, tai įmetu iš droną. Ir tuo pačiu ten kebra vieną. Ūbava be nustojimą. Ten šūkava šoka, ne, žvengė. Tada ten turbūt šventi. Sakau, reikia praskristi dronu pro šalį. Nu, ten už kokį kilometrą, tai viskas girdas. Tai... O, sako, šiek mūsų filmuoji. Da, biški praskridau pro šoną. Biški pašoka, bet dabar praskridom tylų, ramu, nurima, hebra. Galvoja gal, kad gamtos apsauga. Praskrida pražiūrėt, kas yra. Tai dabar jau ramiai sėdam, pasaka. Neišnipšt. Neišnipšt, nu nebėra. Jokia garsiuka. Da kažkur ten su laivu plaukė. Ten nedaskridau, nes turim vieną bateriją dronui ir jau limitas buvo išnaudotas. Šiaip galėjo bandyti dar, bet kažkaip ant rizikas nesenu, ar nemaži pinigai. Tai va, kol kas ramu. Meškerės vėl nurimo, buvo tarp sužėję, dabar vėl nurimo. Mano viena iš vis nurimus ten va. Na, jau valdus suviniavo savo ką tik. Nes vieną nupypina ir trauku ir į kelmą. Lupu ir kablys nutrūko. Buvo taip toks garsas, toks takšt. Ir viskas. Na, įsakau, užteks šiandien liks suplūdinę gana. Dabar nežinau. Šaryklas nebėra. Svariuką tam nuneši. Paim gal jeigu. Tai matai dabar. Meškerė juda. Kažką turi. Yra. Arba kelms. Kelma. O įtraukė, kaip man įtraukė. Tai nejaugi būsų dugninė irgi viskas. To biškį gali apšviesti. Oi, biškį sumažink apšvietimą. Gaila, žinokit, bet turbūt žvejyba su dugniniam pasibaigs. Man išsitraukė, kabliuks nusiriš. Jaučiu, ką vse. Plūdiniausiam. Iš valdžią pasiekiau, taip yra, pasijuok iš kitą. Turėtų bent šaryklą išlikti, nes pavaduks tai plonesnis. Man palika šaryklą. Kažkas trauka. Jo, nieka nebėra. Nieka? Nei šaryklas. Ta žmogus gerai sakė, kur buvo. Saka, ne viena šarykla buvo palikęs. Sakė, daug kelmų yra. Vsio. Vieną meškerę. Kas yra blogai, kad kai įėjom toliau ir nepasiėmiau savo dėžutės, tai neturiu nei atsarginį šaryklas, kabliukų tik turiu. Nei plūdės, nieko. Nereik. Ką darys? Žvėjuosime ant plūdžių dar. Dar vis tiek valandą pažvėjuosime kokią, tai bent ant plūdžių. Palauk, iškart ir permesiu tada, kad... Norėjai iš manęs pasijuokda. Ha, ha.
Kukurūza Ir. yra. Ir. Apvalyti tik tai. Gal dadė dar. Man rodos, reiks dronu praskristi, vėl prasidėjo šukavimai. Jaučiu, kad dabar turėtų ir girdėtis chebrytį. Kas, mas? Ne, per kamerą turėtų girdėtis. Aha. Chebrytį, sakau. Šauk, Arvidai, tavo gimtadienio proga atskrido. Va taip sakė? Nu, negirdėjai? Dabar. Pirmai. Arvidai, sako, su tavo gimtadienio proga. Kažkas gimtadienį šventė. Tai va. Arvidai, jeigu žiūri, su gimtadieniu. Su gimtadieniu švogeriai tavi sveikin. Linkėjimai. Nuo Gerų švogerių. metų. Švogeriai. Linkėjimai nuo švogerių, Arvidai. Žinokit, aš tai ant žemės mėgos. Nei kilimuką normalaus. Oi. Nu, jeigu lys kažkur būsiu biškį palindęs. Čia, žinokit, bus mano pagalvi. Tai kažkaip o taip gulėsiu. O kojas čia? Jau vorų pilna troba. Bet mes gamtininkai nieko nebijom, tai lendame miegmaišius ir tiek. Va, meškeris ant krantą, jeigu matos. O aš jau viską savo laveliai. Žiauriai smirdujom. Nežinau, ar mes ten nufilmavom ar ne, bet dujų balons kupriniai išnipštė, įsileido. Į dabar žiauriai smirdujom. Na, sakykime, neapsinešu. Tai ką, viskas, einam miegoti. Rytą bandom keltis prieš 6 ir bandysim dar kažką sugauti. Tai kol kas tiek. Labanakti ir susimatom už 2 sekundžių. Iki ryt, hebra. Susimatysim nuo meškerių. Labrytą, ką jūs? Sunkiai kažkaip miegojau. Varčiaus. Nusprendžiau, ką reikia įžvejoti. Pradžiai su švogerį pasopti ant hamaką. Kažkas ryts. Čia paryčiais įsigandau kažkas prie šiukšlių maišą. Daug. Pažiūriu, toks nedidelis paukščiuks su snapu gale. Einam dabar pasopsma švogerį. Kas čia dabar laužo man ką? O, kilbasas. O, karusel. Ką, bananas? Karusel nuo ryto. Labas, hebra. Bananas linguojas. Kaip ryts gerumą. Nei vienos bangikis nieka. Reikia greitą užmetimą. O, geras 10 minučių. Čia daikčiukai aptvarkyti, apsimėtėm. Liko geroji dalis. Pasimėgau žvejybą, atsigerti kavos.
Tep. Vai, dabar nalieka, kandaroj taip. Bim. Tai va, einam skanauti. Ir pažvėjau, dar laiką turim. Prisijaukino man. Dabar vsio. Neįkipimo. Draugėliai, lauk. Raudala. Vieną kartą gerą padaryti. Nu, ešeriuką. Bet kiek sliekų palaukti? 3 sliekai. Matėt, kaip antelės naglumą. Vieną kartą gerą darbą padarai, daugiau nebeatsiginsi. Didelis. Ai, kad dydžiai. Viskas aprengta, šiukšlikės maišė. Gražu. Keliausma. Paukštukai žiedi kukurūzus, ate. O ką mes norim pasakyti, ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrit. Čia prenumeratoriam, komentatoriam. Ir iki kitų video. Ate. Ate.